Nežinau, ar čia bus vlogas, nors manau, kad tai galima pavadinti vlogu, labiau kaip toks cookingas, plus talking, plus pokalbis apie studijas, nes šiandien turime spalio 1 dieną, tikiuosi, kad greitai šitą viską sumontuosiu ir įkelsiu. Tai praėjo pirmas studijų mėnuo. Ir iš tikrųjų norėčiau čia ir kaip ir pasikalbėti, bet tuo pačiu metu ir pagaminti savo vakarienę, bet aš pamiršau nusipirkti alyvuogių aliejų, o jo tikrai reikia, be jo netaip skaniai. Ir aš česnakų neturiu, nes žmonės, žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad judėsim į Maximą arba Lidlą, nežinau kur geriau. Ir tuomet, kai sugrįšiu jau su alyvuogių aliejumi, šiaip visai faina būtų nuvažiuoti su mašina, bet reikia daugiau vaikščioti, daugiau judėti, todėl varysim pėsčiom. Varysiu, jūs nevarysit. Nu, ta prasme, jūs galite tiesiog sėdėti ir šitą žiūrėti, jums nereikia niekur eiti. Aš tikiuosi. Todėl einam nusipirkti alyvuogių aliejaus ir česnakų. Toks outfit. Everything looks good, tik tai pakeiščiau kėdus ir batus jau gal, nors dabar oras netoks šaltas. Ir bendrai aš norėjau pakeisti savo style a little bit, daugiau visokių sijonų nešioti, ten, suknelių ir panašiai, tai vat. Tai judam į Lidlą. Galvojau tarp Maximas ir Lidlą, bet einam į Lidlą. Kai kurie sako, I'll be back. Aš sakau, I am back. Taigi apsipirkau biškį, nes ėjau pėsčiom. Iš tikrųjų, ką aš supratau dar bendrai apie Vilnių, apie visą tą mėnesį, aš supratau, kad Vilnių žiauriai lengviau surinkti tos 10 000 žingsnių, palyginus, pavyzdžiui, su tais pačiais Šalčininkais, kur aš gyvenu, nes, sunku. Pavyzdžiui, kaip šiandien, aš šiandien turėjau teniso treniruotę. Ten reikėjo nuo stotelės nueiti, po to iki stotelės nueiti, po to aš buvau Oze ir Akropolį. Apskritai, kai užeini į kažkokius gariūnus, Ozą, Akropolį ir tu kažko ieškai, tu iš vis nejauti, kad tu padarei tiek žingsnių. Ir aš žiūriu, jau 8 000, dar nuėjau į Lidlą, tai bus jau 10 000, bet netame esmė, aš norėjau parodyti, kad pirkau. Taip, tai buvo akcija, atrakcija, kaip sako kai kurie. Toliau irgi akcija, atrakcija, nežinau, kažkokie kroketai, aš niekada jau gyvenime nesuvalgysiu, tai paragausiu. Alyvuogių aliejus, dėl kurio aš ir ėjau į parduotuvę, bet pats pigiausias 5,5 eurų, atsiprašau, ne ta padėtis, kad čia sakyti, kad man brangesnė, man pigesnė, ir sūris. Bet sūris čia šiandieną mums jo nereikia. Česnakų nenupirkau. Gerai, be česnakų. Iš tikrųjų, be česnakų irgi galima valgyti. Tai dabar gaminsim ir aš pasakosiu jau apie savo mėnesį, nors nežinau, čia kol užtruks minutę. Gal net aš nekalbėsiu, kol aš kažką gaminsiu, nes aš tada nukreipsiu į kitą pusę, tai geriau aš tiesiog parodysiu, kaip pagaminti lengvą vakarienę ir tuomet tiesiog toliau kalbėsiu, gal jau su arbata, nes šiaip norėtųsi arbatos išgerti. Ne, šitas vlogas tai bus cooking vlogas, talking pokalbis, nežinau, kam aš šverčiu kitą kalbą, ir tiesiog aš papasakosiu. Tai atsiprašau, bet užtruksiu, manau, kad gana ilgai. Na, bet niekas neverčia žiūrėti. Žodžio laisvė, pasirinkimo laisvė. Ne žodžio, o pasirinkimo laisvė. Tai jo, varom gaminti. Nes aš dar valgyti, aš paskutinį kartą valgiau šiandien Šalčininkose, nes nakvojau ten ir praėjo kiek 10 valandų beveik. Gal, gerai, ne 10. Maždaug 10. Ir aš valgiau sriubą. Aš ryte suvalgiau sriubą, nes aš labai didelį puodą sriubos išvyriau ten iš finų virtuvės. Žiauriai skaniai ten su žuvim. Man taip keista, kad man patinka sriubas su žuvim, bet žiauriai skanu. Ir palikau viską namie. O čia gaminsim kitą patiekalą.
Taigi, kaip matėt, viskas labai paprasta. Ir dabar laukiu, kol išvirs vanduo. Išvirti makaronus ir viskas sumaišom ir maistas paruoštas. Taigi, apie studijas. Tai studijos prasidėjo rugsėjo 2 dieną. Aš buvau visai patenkinta. Iš tikrųjų, mano klasiokai žiauriai svai, visi, absoliučiai visi tokie faini. Aš negaliu, ypač mano grupė, nors prie pirmos grupės aš buvau antroje grupėje. Pirmoje grupėje tikrai nieko blogo pasakyti nenoriu, tiesiog dėl to, kad antroje grupėje daugiau bendraujate, labiau susipažįstate, bet pirmoje grupėje irgi visi buvo žiauriai cute, žiauriai tokie, žodžiu, aš buvau labai patenkinta kursiokais, aš bijojau, bet pasirodo visi tokie slay cute ir prasidėjo, pirmą savaitę buvo įvadinė, man visai patiko. Tikrai patiko. Įdomu buvo ten visur lankyti viską, klausytis apie biblioteką, apie studijų tvarką, lifehacko studijoms ir panašiai. Ir po to prasidėjo pirmoji būtent savaitė studijų. Ir pirmą dieną turėjome odontologijos raidos paskaitą. Mane jį nuramino, nes žinote, kai aš atėjau į studijas, aš jaučiausi žiauriai kvaila. Man atrodė, kad aš nieko nežinau. Bet kai man sakė kursiokai, kad jie irgi nieko nežino, kad jiem irgi baisu, tai iš tikrųjų labai ramu buvo. Nes tikrai, kai tu žinai, kad tu ne vienas nieko nesupranti, tai tikrai kur kas lengviau būtent psichologiškai. Aišku, dėl to tu nesupranti vis tiek nieko. Bet bent jau tu žinai, kad tu ne vienas toks. Ir mane šitą paskaitą nuramino. Ir po to turėjome jau, tai buvo nuotolinė paskaita. Ir po to vakare turėjome paskaitą iš lotynų kalbos. Ir šiaip irgi visai man patiko. Atrodė iš karto, kad labai daug, kaip čia visko, kaip čia išmokti viską. Nors iš tikrųjų pakankamai lengva buvo visus tos žodžius išmokti. Taip, ar ten neverda vanduo, dar neverda, bet beveik. Ir kokie ten žodžiai buvo. Ten buvo hinc itur ad astra, nes reikėjo dar išmokti šitas, kaip čia vadinasi, ne posakis, neatsimenu. Žodžiu, sakinį išmokti kažkokį. Ir kitas buvo antros savaitės ap ovo usque, aš nemoku tarti lotynų, usque ad male, ten nuo kiaušinių iki pat obuolių. Tipo, kad mažais žingsneliais, kiek aš suprantu, iki kažkokio didelio tikslo. Ir man visai patiko. Antradienį irgi buvo faina, turėjome specialybų kalbą, man patiko. O po to turėjome histologijos paskaitą nuotolinę ir po to dar etikos paskaitą. Šiaip visos buvo tokios, normalios, tiesiog histologija, aš tokia, kiek informacijos, kiek daug. Aš per 12 metų tiek neišmokau iš biologijos, kiek ten per vieną paskaitą informacijos buvo. Ir aš biškai išsigandžiau, dar ten buvo kita asmeninė priežastis, kur aš čia neatskleisiu. Ir tiesiog man pasirodė, kad viskas labai blogai, kad man čia nesiseks, kad čia ne mano, kad čia labai sunku, kad aš nepajėgsiu ir panašiai. Aš labai daug verkiau. Būtent antradienį. Po to trečiadienį vėlgi aš sėdžiu paskaitoju, čia jau buvo odontologijos medicinos apskritai istorija ir aš nieko nesuprantu ir man baisu, aš verkiu, aš negaliu susikaupti nuo to, kaip man blogai, dėl tos asmeninės priežasties, dėl tos asmeninės priežasties man atrodė vis labiau, kad čia ne mano, nes man atrodė, aš nelaikiau chemijos, kaip aš čia biochemijos mokysiuos ir panašiai, nors iš tikrųjų čia ne taip baisu, kaip palyginus su tą pačią histologiją, kiek ten tiesiog informacijos reikia iškalti, suprasti. Nors iš biochemijos irgi, kaip mums aiškino kuratoriai, labai daug tiesiog reikia būtent atmintinai žinoti, nesuprasti kaip 2+2=4, kaip man patinka matematikoje, o tiesiog, kad, taip yra, tiesiog išmok. Ir tai buvo trečiadienis
Ir man labai buvo bloga, bet po to aš nusiraminau, nes grįžo tėvai iš kelionės ir aš pagalvojau, kad čia galbūt viskas gerai, išsisprendė ten su tą asmeninėm priežastim problemą. Ir man atrodė, kad viskas gerai ir aš tokia nusiteikusi gerai važiavau ketvirtadienį ir penktadienį į paskaitas. Ir ketvirtadienį mes turėjome histologiją gyvai, man visai patiko, ten po mikroskopu žiūrėti viską. Ir taip pat, ir man atrodo, kad viskas, daugiau mes nieko neturėjom. Ir po to penktadienį buvo anatomija, irgi man patiko žiauriai. Labai daug informacijos, bet visi gąsdina anatomiją, bet man iš tikrųjų nežinau kodėl man buvo tokia normaliausia, ta prasme, kad mažiausiai streso kažkodėl buvo, nežinau kodėl, nes ten tiek kaulų šitų, ten kaput, kolium, vertebra sakralis, kolumna vertebralis, čia stuburas ir panašiai. Aš vis žiūriu, ar neverda vanduo, biškai jau verda. Manau, kad ten jau verda, bet dar nelabai. Gerai. Ir man atrodo, kad viskas gerai. Ir turėjome biocheminė įvadinė paskaita. Įvadas toks į biochemiją. Šiaip ne taip baisiai atrodė, tipo normaliai, tiesiog daug visko. Ir tai buvo penktadienis ir tai buvo rugsėjo 14 diena. 15 aš praleidau linksmai, laisvai. 16 buvau Šalčininkose koncerte, man patiko, su draugė, tai atsipalaidavau. Šiek tiek supratau, kad aš vis atidėlioju, toks dalykas yra nuo mokyklos, kad aš viską atidėlioju, kad, po to aš pasimėgausiu, ten pavyzdžiui, to pačių koncertų, geriau aš neeisiu, nes čia reikia mokytis ir man tai pavydu buvo, kai aš mačiau žmonių, kurie tiesiog mėgaujasi ir gyvena toliau. Gerai, aš tai sugrįšiu, nes verda vanduo. I'm back. Tai vat, turėtų atšiūt šiek tiek. Ir man visai viskas patiko, kaip ir tiesiog atrodė, kad labai daug visko. Ir po to buvo pirmadienis, parašėm tą atsiskaitimą iš lotynų kalbos, man visai patiko, viskas gerai buvo. Dar reikia paminėti, kad mums iš karto pirmąją savaitę pasakė, man netiek baisu galbūt buvo dėl visų koliokviumų, ten atsiskaitimų, egzaminų ir panašiai, kaip dėl to, kad mums reikėjo padaryti 3 pristatymus iš etikos, ten išanalizuoti atvejį. Aišku, čia nereikėjo per savaitę padaryti, bet pavyzdžiui, odontologijos raidą per 2 savaitės mums reikėjo padaryti grupėse ir medicinos istorija irgi pristatymai jau turėtų prasidėti šiandien. Ne, rytoj. Rytoj istorija buvo trečiadieniais. Ir kaip ir viskas gerai atrodo, visada viskas gerai atrodo. Ir pirmadienį tą parašėm atsiskaitimą, viskas buvo gerai. Aš kaip ir nestresavau ir nors ne, aš pradėjau biškį stresuoti. Aš pirmadienį jau pradėjau biškį stresuoti, bet ne taip baisiai. Ir antradienį buvo rugsėjo 18 diena, tokia, įsiminkite šitą datą, aš įsiminiau, visi įsiminė, kas žino. Ir buvo histologija, aš labai gerai prisimenu, kad buvo histologija ir aš sėdžiu. Buvo specialybės kalba ir viskas buvo gerai. Aš grįžau čia, pradėjau klausytis paskaitos iš histologijos ir aš suprantu, kad aš pradėjau verkti. Aš tiesiog negaliu susikaupti niekaip, aš verkiu. Aš išjungiu paskaitą, pasėdžiu, viskas gerai. Iškvėpiau, įkvėpiam ir toliau judam. Aš pradedu vėl žiūrėti paskaitą ir man vėl blogai, aš vėl pradedu verkti ir aš iki galo nesuprantu dėl ko, nes kaip ir, informacijos tikrai daug, bet ne taip, kad, iki koliokviumo buvo laiko, žodžiu. Ir aš pati negalėjau suprasti, kodėl.
Ir vakare aš supratau, kad man labai blogai ir kad iš tikrųjų aš turėjau jau prieš tai minčių, kad visgi gal čia ne man, dėl to, kad aš chemijos nelaikiau. Aš nežinau, kodėl aš dėl tos chemijos taip parinos, nes iš tikrųjų tiek neklausiau iš pačių studentų. Tai jo, chemija reikalinga biochemijos kurse, bet tiesiog labai daug informacijos, kurią reikia atmintinai išmokti. Ir šitą informaciją atrodo šiek tiek įdomesnė negu, pavyzdžiui, mokykliniai chemija. Asmeniškai man, pavyzdžiui, kaip ten buvo šitie visi metanai, etanai, propanai ir taip toliau, o čia visgi labiau apie angliavandenius, apie riebalus, lipidus, apie baltymus, proteinus ir ten dar, fermentai, baltymai. Tai kaip ir įdomios temos šiaip, ne tokios, kad, man nebuvo įdomus ten visi šitie angliavandeniliai. Ir aš supratau, kad aš noriu išeiti iš studijų. Ir aš turėjau pokalbį, aš dar galvojau, ar skambinti mamai ar ne. Ir man buvo labai baisu, turėjau labai daug blogų minčių, if you know. Ir aš galvojau, ar skambinti, ar pakentėti, ar ne, bet vis tiek nusprendžiau paskambinti. Ir aš norėjau iš karto papasakoti apie tai, kas vyksta, kad man blogai, kad aš nenoriu, kad man baisu. Bet aišku, aš pagalvojau, kad gal ne, tiesiog pasikalbėkim, kaip tau sekasi, ką veiki ir panašiai, bet ji pasakė, kad balsas kažkoks. Ir aš pradėjau verkti, nes kalbėjom beveik 5 minučių, iš tikrųjų buvo toks. Man palengvėjo, bet vis tiek sunkus pokalbis ir aš nusprendžiau, kad šiuo metu aš tikrai nesu pasiruošusi galbūt dėl to perdegimo, nes čia taip pat reikia labai svarbu prisiminti, kaip aš ruošiausi egzaminams ir aš visiškai atsisakiau belikokio bendravimo su draugėmis, tokio normalaus bendravimo, susitikti, nes vis tiek susirašinėjimas tai nėra tas pats, kas ir bendravimas gyvai. Jūs neapsikeičiate energetiką. Ir aš labai mažai išvis išeidavau į lauką, netgi dabar studijose man mama skambino, sako, tai ką, dabar pasimokysi ir eisi pasivaikščioti, aš sakau, ne, čia konspektuoti reikia, čia reikia mokytis. Jis sako, negalime vien tik mokytis. O mano galvoje vien tik mokytis reikia, nes kaip aš čia išeisiu pusvalandžiui kažkur į lauką, kaip čia, ašgi turėčiau čia mokytis 24 valandas per parą. Dar aš plus dirbau, korepetitoriai matematikos, vis dar dirbu, nebestudijuoju. Gerai, ne, aš esu akademinės atostogose iki kitų metų, kad tiesiog neprarasti tą vietą, bet nežinau iš tikrųjų, nes aš pati nesuprantu. Aš turėjau ten tokį variantą, kaip ir gal perstoti į kitą studijų programą, ten tiesiog, nežinau ar legaliai ar ne, bet ne, aš nusprendžiau, kad ne, kad aš nenoriu dabar stoti kažkur, kur stoti ir iš tikrųjų po tam tikros analizės man atrodė, kad tiesiog čia dėl studijų programos, nes tikrai ne iš lengviausių studijų programų, labai daug medžiagos, labai daug visko reikia mokytis ir labai brangu. Ir man kaip tik dėl to, kad aš įstojau valstybės nefinansuojamą vietą, kyla labai daug abejonių, ar tikrai verta man čia studijuoti, jeigu aš nesu iki galo įsitikinusi, kad aš to noriu, kad aš save ten matau. Ir mokėti, sakykime, tai beveik 5000 už semestrą, o semestrų 10. Tai suprantate, kokia čia sumelė išeina. Ir aš nusprendžiau, kad aš nenoriu bet kur stoti ir man atrodo, kad iš tikrųjų toks, kaip aš vadinu, mental health breakdownas atsitiktų bet kurio atveju, nepriklausomai nuo studijų programos, tiesiog dėl to, kad baisu, kad mano galva nesusidarotų su tokiu dideliu kiekiu streso. Ir, tiesiog, kaip aš sakau, čia tas perdegimas, kad labai daug visko. 11-12 klasė buvo žiaurus būtent iš socialinės pusės, kad aš atsisakiau kažkokio bendravimo, atsisakiau kažkaip mėgautis gyvenimui, tiesiog pabūti, tiesiog pailsėti, nes jeigu aš ėjau ten pagulėti, pailsėti, tai aš galvoju apie tai, kad aš nieko nedarau. O čia visiškai neproduktyvus poilsis, kai tu ilsėsi, tu neturi galvoti apie tai, kad tu kažko dabar nedarai, tu ilsėsi, just chill, man, or go. Ir tai esu akademinėse atostogose, visgi neišėjau studijų, netraukiau studijų sutartį, bet nežinau, kas bus kitais metais.
žiūrėsim, dabar turim metus, kad apsispręsti galutinai, tai stosiu kitais metais, arba sugrįšiu čia vėl, arba perstosiu kažkur, nežinau, iš tikrųjų dabar aš net apie tai nenoriu galvoti, bent jau šiuo metu, nes dabar turim spalį, aš išėjau prieš savaitę, tai žinokit, norėtųsi biški dabar tiesiog padirbti, pailsėti, paieškoti savęs kažkaip, tiesiog pabūti, paegzistuoti, nesimokyti kažkaip, labai neperkrauti savo galvos dabar, bet aišku, po naujųjų metų, arba netgi anksčiau, aš nežinau kada, man atrodo, aš visą laiką maždaug galvosiu apie tai, bet ten po naujųjų metų jau aš atsisėsiu ir skaičiuosim čia kodėl ir kur mes einame. Ir jo, tai galima būtų pavadinti, kad išeinu, manau, kad labiau šokiruota naujiena būtų, jeigu aš parašyčiau, kad aš išėjau studijų, bet aš akademinėse atostogose, kaip ir formaliai nelankau, man tai vis tiek panašu į tai, kad aš išėjau, tiesiog, kad aš galiu sugrįžti, kad aš neprarasiu savo vietos, bet aš nežinau, kaip bus kitais metais, niekas nežino, kaip bus kitais metais, niekas nežino, kur aš noriu, ko aš noriu, nes aš pati nežinau, ko aš noriu ir kur aš noriu, bet man, kaip mano mama pasakė, kad žmonėms, kuriem 40, jie nežino, ko jie nori, o 18, ypač kai tu baigiai mokyklą ir vis tiek aš neįsivaizduoju iš tikrųjų kaip žmonės, kurie viską išlaikė šimtukų, eina toliau studijuoti iš karto, bet to gap year, nes čia gap yearas, sakykim taip. Ir jo, bet čia mano asmeninė patirtis, tai nereiškia, kad jums panašiai bus ir tai nieko apie mane nepasako blogo, nors kartais kyla mintis, kad aš čia visus nuvyliau, nors iš tikrųjų studijos tai yra tik mano asmeninis reikalas ir tai tik nuo manęs viskas čia priklauso, ar aš to noriu ar ne, ir aš turiu daryti tai, kas man patinka, tai ko aš noriu, bet kartais sunku taip mąstyti ir vis tiek pradėti kažkaip save kaltinti, kad aš čia nuvyliau visą savo šeimą, savo draugus, su manim niekas nebendraus ir panašiai, nors iš tikrųjų tai netiesa ir taip nebus. Ir tiesiog papasakoju apie savo istoriją. Tai patikrinsiu makaronus. Ir valgysiu. Manau, esmė, jūs supratote, kaip ten gaminti, tiesiog sumaišyti viską ir valgoti, ir bon appetit. Ir noriu nuoširdžiai palinkėti visiems, kas dabar studijuoja, kas mokosi. Tiesiog kiekvienam žmogui, kuris pažiūrės šitą, kad jums pirmoje vietoje visada turite būti jūsų sveikata. Visi kiti dalykai yra išsprendžiami, svarbiausia, kad jūs gyvas arba gyva, sveika ir viskas. O visos kitos problemos tikrai yra išsprendžiamos, ypač kai tai studijos, nes studijos tai yra tik tai vienas etapas jūsų gyvenime, mokykla taip pat. Tiesiog mokykla trunka kur kas ilgiau negu studijos. Nors jeigu stoji mediciną, tai ten, žinokit, kaip mokykla. Antrą kartą į mokyklą. Bet čia ne joks paneigimas medikų, ne, čia tikrai, didvyriai mūsų, gelbėtojai. Ir tiesiog noriu palinkėti, kad jūs siektumėte savo svajonių, savo tikslų, kad jūs ilsėtumėtės, kad jūs duotumėte savo pailsėti, savo pasimėgauti tiesiog akimirkomis, nes iš tikrųjų, gyvenimas susideda iš akimirkų ir iš tikrųjų, jeigu nebūtų blogų akimirkų, tai mes nežinotumėme, kas yra geros akimirkos. Ir kaip ir sakiau ankstesniuose įrašuose, kad aš vadovaujuos principu, kad viskas atsitinka taip, kaip mums reikia, bet ne visada tai, kaip mums reikia, yra taip, kaip mes norime. Todėl tiesiog priimti tai ir neklausyti nieko, jeigu jums kažkas pasakys, kad kas čia per kepyras ir panašiai. Iš tikrųjų labai nemažai pažįstamų turiu, kuriems vis sako, kad tėvai, kad kada tu mokysis kaip Julija ir panašiai, nors iš tikrųjų Julija išėjo, nors yra akademinės atostogos, bet vis tiek išėjo ir nesimoko dabar, nors mano balas buvo 9,8, ten egzaminai taip gerai išlaikyti, nors čia nieko nepasako iš tikrųjų apie žmogų. Taigi linkiu visiems sėkmės, apsispręsti, ko jūs norite, siekti to ir iki pasimatymo.